Visiems geros dienos, sveiki, kad žiūrit. Šiandien darysim bulvių košę, žirnių bulvių košę su dešrelėm, labai skaniai. Susidėsim ir žirnius. Taip, čia mes turim pomidorų savo sultyse, bulvės pasiruošę, mūsų dešrelės kepsim ir pakepsim biškį į košę mėsytės su svogūnu. Ir čia mūsų užvirė, sudedam bulves. Į mūsų pomidorus mes dėsim tik tais pipirų, šviežiai maltų ir sudėsim svogūną, tegu pasimarinuoja. Einam kiek dabar mūsų sekančius tuos paspirgysim, pakepinsim su svogūnais ir tas dešreles pakepinsim prie mūsų košės. Dedam mėsytę. Mėsytę atkepė, dedam svogūnus. Na, pats laikas sudėti mūsų prieskonius. Bulves išvirė, sunkiam. Kepsim mūsų dešreles. Užpilsim aliejų dar biškį. Na, į mūsų bulves įdėsim truputėlį sviesto, visai nedaug, viską žirnių ir trinam. Ir susideda mūsų virtų žirnius. Ir čia jau galim dėti dešrykę. Nu, tegu kepa. Va, tokia košė gavosi. Bulvių žirnių košė, labai faina. Na, jau mūsų dešrykės kepa. Taip pat eisim valgyti. Tai va, čia mūsų košykė. Čia mūsų fantastiškos dešrelės. Ir čia mūsų spirgiukai. Na, o prašau visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.